Sveiki! Šiandien giliau pasinersime į vieną galingiausių ir tiesą sakant svarbiausių Python įrankių – funkcijas. Pažiūrėsime, kaip jos gali paversti ilgą ir pasikartojantį kodą trumpų, elegantiškų ir tiesiog nepaprastai efektyvų. Turbūt daugelį iki skausmo pažįstama situacija, kai rašai kodą ir pagauni save tiesiog kopijuojant tas pačias eilutes vėl ir vėl ir vėl. Na, gera žinia ta, kad yra kur kas protingesnis būdas dirbti. Būtent tam ir buvo sukurtos funkcijos. Gerai, tad koks mūsų planas? Pradėsime nuo pačių pagrindų, kas apskritai yra tos funkcijos. Tada išsiaiškinsime, kaip joms perduoti duomenis, kalbėsime apie parametrus ir argumentus. Vėliau patyrinėsime, kaip funkcijas padaryti dar lankstesnes, o galiausiai, ir tai labai svarbu, išmoksime, kaip iš funkcijos gauti atsakymą atgal. Pradedam. Taigi, pirmasis etapas. Kasgi iš tikrųjų yra tos funkcijos? Galima sakyti, kad tai yra viena iš fundamentalių programavimo idėjų. Jeigu labai paprastai, tai funkcija tai tiesiog kodo blokas, kuriam davėme vardą. Įsivaizduokime tai kaip receptą. Kartą jį užsirašius galima kepti pyragą 100 kartų. Arba dar geresnė analogija – kavos aparatas. Juk paspaudžiam mygtuką ir gaunam kavą, tiesa? Mums visiškai nerūpi, kokie sudėtingi procesai vyksta jo viduje. Funkcija veikia lygiai taip pat. Jie atlieka visą juodą darbą už mus. Štai ir praktinis pavyzdys. Tarkim, mums reikia kelis kartus atspausdinti tą pačią skanduotę. Na, vietoj to, kad kopijuotume print komandą, mes sukuriame funkciją skanduoti. Apibrėžime ją vienintelį kartą, naudojant žodelį def, o tada galime ją kviesti pagal vardą tiek kartų, kiek tik širdis geidžia. Ką laimėm? Kodas iškart tampa trumpesnis, tvarkingesnis ir, kas svarbiausia, daug lengviau jį pakeisti, jei prireiktų. Puiku. Dabar, kai jau mokame sukurti paprastas funkcijas, ženkime žingsnį toliau. Nes kas, jeigu norime, kad mūsų funkcijos būtų ne tik daugkartinio naudojimo, bet ir, protingesnės. Išmokykime jas priimti informaciją ir su ja dirbti. Ir štai čia atsiskleidžia visa galia. Pažiūrėkime į funkciją skaičiuoti – sumą. Ji nėra pririšta prie kažkokių konkrečių skaičių. Ne. Ji turi du, pavadinkime, įėjimus – parametrus A ir B. Tai reiškia, kad kai mes ją kviečiame, galime jai paduoti bet kokius du skaičius ir jis suskaičiuos jų sumą. Viena funkcija – 1000 galimų skaičiavimų. Čia labai svarbu atskirti du terminus – parametras ir argumentas. Parametras tai tarsi tuščia vieta, kurią paliekame funkcijos apibrėžime. Kaip recepte būtų parašyta įdėti cukraus kiekį. O argumentas tai jau konkreti vertė, kurią mes paduodame funkcijai, kai ją iškviečiame. Pavyzdžiui, 2 šaukštai. Taigi parametras yra šablonas, o argumentas tikra reali reikšmė. O štai kaip visa tai veikia, taip sakant, po kapoto. Kai mes parašome skaičiuoti sumą, penketą ir dvejetą, Python paima pirmą argumentą, penketą, ir priskiria jį pirmajam parametrui A. Tada paima dvejetą ir priskiria jį parametrui B. Funkcijos viduje įvyksta veiksmas 5 + dvojetalas = 7 ir galiausiai rezultatas yra atspausdinamas. Paprasta? Gerai, judame toliau. Jau mokame perduoti duomenis, bet ar galima viską padaryti dar patogiau ir dar lankščiau? O taip, yra keletos gudrybių, kurios mūsų funkcijas pavers dar galingesnėmis. Įsivaizduokime tokią situaciją. 99% atvejų mums reikia spausdinti bilieto kainą su PVM. Bet kartais, labai retai reikia ir be jo. Ar dėl to reikia rašyti 2 skirtingas funkcijas? Tikrai ne. Mes galime nurodyti numatytą ją reikšmę. Štai čia mes sakome, kad parametras su PVM pagal nutylėjimą visada yra true. Tai reiškia, kad jeigu kviesdami funkciją nieko nenurodysim, PVM bus skaičiuojamas automatiškai. Labai patogu. O kas jeigu funkcija turi daug parametrų? 10, 15, labai lengva susisupainioti ir sukeisti argumentus vietovėmis. Čia į pagalbą ateina vardiniai argumentai. Užuot aklai pasikliovę eilės tvarka, mes tiesiogiai ir aiškiai parašome. Kaina = 100, pavadinimas = batai. Tvarka tampa nebesvarbi, o kodas kur kas aiškesnis ir atsparesnis klaidoms. Gerai, priartėjome prie ko gero svarbiausios dalies. Matote, iki šiol mūsų funkcijos kažką padarydavo, atspausdindavo tekstą, bet nieko mums neduodavo atgal. O kas jei mums reikia to rezultato tolesniems veiksmams? Būtent čia atsiskiria paprastas spausdinimas nuo tikros programos logikos. Ir raktas į šią galimybę yra vienintelis žodis – return. Kai Pythonas vykdydamas funkciją pamato return, funkcija iškart baigia darbą ir grąžina nurodytą vertę atgal į tą vietą, iš kurios buvo iškviesta.
Pažiūrėkime, kaip tai atrodo praktiškai. Dabar funkcija pasisveikinti nebespausdina teksto tiesiai į ekraną. Ne. Jis sukūrė tą tekstą ir naudodama return jį tarsi išmeta atgal. O mes tą grąžintą tekstą galime pakauti į kintamąjį ir panaudoti vėliau, kur tik mums reikia. Galime jį rašyti į failą, išsiųsti internetu, galimybės tampa beribės. Taigi, įsiminkime šitą fundamentalų skirtumą. Print yra skirtas mums, žmonėms. Jis parodo informaciją ekrane, kad mes matytume. Ir viskas. O return yra skirtas pačiai programai. Jis grąžina duomenis atgal į kodą, kad kitos kodo dalis galėtų su tais duomenimis dirbti. Trumpai tariant, print kalbasi su žmogum, o return kalbasi su kodu. O štai čia matome, koks galingas yra return. Ši funkcija išsprendžia kvadratinį lygtį ir randa du sprendinius. Ir ką ji daro? Naudodama return, ji grąžina juos abu vienu metu, Pythonas juos gražiai supakuoja, o mes galime iškart juos išpakuoti į du atskirus kintamuosius x1 ir x2. Tai neįtikėtinai elegantiškas ir galingas būdas valdyti iš funkcijos gaunamus duomenis. Na štai, apžvelgėme funkcijų pagrindus. Ir pabaigai klausimas pamastymui. Dabar, jau žinant, kaip jos veikia, kokį pasikartojantį veiksmą savo kasdienėme programavime būtų galima supakuoti į pirmąją, nuosavą, daugkartinio naudojimo funkciją.